Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Labą dieną. Administracijos darbuotojų įstaigų vadovai ir kiti svečiai prisijungs, kai bus svarstomi jų ar su jais susiję klausimai. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktų pradedu pagėgių salybės 6 šaukimo tarybos 21 posėdį. Posėdėje nuotoliniu būdu dalyvauja 17 tarybos narių. Visi. Dalyvaujant daugiau kaip pusė tarybos narių, skelbiu posėdį pradėtų. Norėčiau trumpai priminti posėdžio tvarką. Tvarka bus lygiai ta pati, kaip buvo praeitą kartą ir pavasarį, bet primenu iš naujo. Kalbant man ir supažindinant jūsų svarstomų klausimų, visų jūsų mikrofonai bus išjungti. Norintys paklausti ar pasakyti svarstomų klausimų, keliate ranką ir laukite, kol būsite įjungti. Nusišalinimą nuo klausimo svarstymo vyksta tokia pačia tvarka. Jeigu norite galite išjungti kamerą. Balsavimas vyksta taip pat rankų pakėlimu. Pirma visada paklausiu, gal galima klausimą priimti bendrų sutarimu. Jei bent vienas iš tarybos narių pakels ranką, tada siūlysiu už klausimą balsuoti atskirai. Klausiu, kas yra už svarstomą klausimą, tada pakelia rankas tie, kas yra už šį klausimą, kas yra prieš, pakelia rankas, kas prieš ir jeigu reikės klausiu, kas susilaiko svarstomų klausimų. Balsus skaičiuos ir sumuos posėdžio sekretorė Jurgita, ji kiekvieno klausimo balsavimo surašys. Ar sutinkate su tokio posėdžio tvarka? Aš nepatinu. Nėra prieštarančių. Gerai, ačiū. Taip, pradedame. Dėl pagėgių savivaldybės tarybos 21 posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. Siūlau patvirtinti pagėgių savivaldybės 6 šaukimo tarybos 21 posėdžio 14 klausimų darbotvarkę ir posėdį baigti apsvaršius šios klausimus. Ar yra norinčių paklausti ar pasakyti šio klausimu? Nėra. Siūlau patvirtinti darbotvarkę bendrų sutarimu. Bendrų sutarimu. Visi pritarė. Taip, antras klausimas. Tai 1/253 dėl pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 dienos sprendimo numeris T/27 dėl pagėgių savivaldybės 2020 m. biudžeto tvirtinimo patikslinimo. Yra gauta tarybos narių prašymai dėl nusišalinimo. Tai yra Ligitos Kazlauskienės, Gražinos Jankauskienės, Ramutės Valančienės, Remigijos Peškausko, Remigijos Kelnio, Ramūno Bušniausko, Vladimiro Grodeckio, Juozo Žuklijos, Algio Grublio ir Edgaro Kuturio. Taip pat ir mano nusišalinimo nuo sprendimo projekto tai 1/253 dėl pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 dienos sprendimo numeris T/27 dėl pagėgių savivaldybės 2020 m. biudžeto tvirtinimo patikslinimo dėl viešų ir privačių interesų konflikto. Mes nusišaliname. Nu tai gerai labai. Reikia džiaugtis. Grubliais nenusišalins. Nusišalins. Kadangi nusišalino dauguma tarybos narių, siūlau klausimą svarstyti iš esmės. Ar galima prabalsuoti? Prisijungs tarybos nariai. Remigijau, kur dingai? Visi, ar galima prabalsuoti, kad klausimas būtų svarstomas iš esmės? Kas už? Kas prieš? Nėra. Kas susilaikė?
Visi, ne? Kaip? Taip, antrą klausimą sprendžiame iš esmės. Tai 1.253 dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 dienos sprendimo numeris T.27 dėl Pagėgių savivaldybės 2020 m. biudžeto tvirtinimo patikslinimo. Rengėja Rūta Fridrikienė, finansų skyriaus vedėja. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Ekonomikos ir finansų komitetas sprendimo projektui nepritarė. Visi kiti komitetai sprendimo projektui pritarė ir papildymų pataisymų nepateikė. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Kestas. Žiūrėkit, pirmiausiai, tai ko nemačiau, labą rytą, tai žiūrėkit, pirmiausiai tai buvo klausimai tie užduoti ir gal pati galėtų jinai atsakinėti, Rūta, kuri žino, apie ką mes klausėm, nes negalėjo atsakyti, kad nesikartotumėm. Gerai. Rūta, ar girdi? Girdžiu, labas rytas. Labą rytą. Turbūt tai pradėsiu gal nuo senelių namų, turbūt toksai aktualiausias buvo klausimas, kad senelių namų direktoriai parašė paaiškinimą, tik tai, kad nespėjom išsiuntinėti dabar prieš tarybos posėdį visiems tarybos nariams, bet mes paskui išsiuntinėsim. Tai yra tai, kad per 20 metus, per 10 mėnesių pensijų surinkta 91 377, šalpos pensijų 58 493, papildomų paslaugų 9 000 ir buvo dar likutis iš 28 500 iš 2019 metų. Tai va taip ir gaunasi ta suma, kaip kad iškilo klausimas, kiek, o šiaip tai dar buvo klausimas, kiek senelių, tai 39 seneliai gyvena, pradžioje metų 39 seneliai gyveno, dabar pabaigoje, šiuo momentu 41 senelis gyvena. Ir, nežinau, čia direktoriai rašo, kad atvykę gyventojai gavo didesnės pensijas ir šalpos pinigus. Tai nežinau, ar čia užtenka tiek ar į šitą klausimą? Bet kokiu atveju šitas, kadangi jau mes turėjom vieną patikrinimą, tai aš manyčiau, kad bent pensijas ir šalpos pensijas, tai visas slaugos, aš taip supratau, gal visą, nes čia tos, kurie turi grupę, jos reikia išskirti, kad gana aiškiai būtų, o visą matoma. Metu kosmosas, kada mes apie tokią sumas, tai išeina, kad mes pensijas gaunam ten po 1500. Nelabai supratau, kur išskirti. Išskirti atskirą eilutę. Jos negali būti. Tai imkim, kad reikia taisyti. Labai negirdžiu. Negirdžiu nieko. Gerai, ką galėtų atsakyti? Aušra Zongailė. Taip, labas rytas dar kartą visiems. Aš truputį pirmiausia norėčiau pasidžiaugti, kad Pagėgiuose, kad reaguojant Pagėgių savivaldybę į susidariusią situaciją, Pagėgiuose atsirado mobilaus tyrimo punktas. Kaip matome, jisai jau iš informacijos girdėjome, kad jisai pradės veikti nuo gruodžio 2 dienos. Bet dabar svarstant biudžeto tvirtinimą yra gauta tik šį mėnesį Turto ir ūkio skyrius yra pateiktas prašymas, kad skirti lėšų šio mobiliaus punkto įsteigimui. Kaip yra su tom procedūrom? Ar neturėtų būti pirmiau skiriami asignavimai, o po to tik tais planuojami pirkimai? Matot, čia kai buvo vyriausybės nurodymas, reikalinga kiekvienoj savivaldybėje, kad būtų įsteigtas tas punktas, tai mes būtent ir dedamės pinigėlius, kad mes galėtumėm jį įruošti. Tai čia tik tais yra skiriama prašoma įruošimai? Taip, taip. Nes kaip ir yra kaip pagal prašymą yra ir palapinės įrengimai, palapinė, kompiuteriai, kas ten mačiau dar? Kompiuteriai, spausdintuvas yra. Taip.
Supratau, dėkoju. Atsakė. Aš noriu tik pasakyti, kad buvo siūlymas įsirengti pagėgiams. Atsiprašau. Ir mes nusprendėm, kad tikrai reikalinga mūsų gyventojams ir priėmėm tokį sprendimą. Taip, ar yra dar klausimų? Sigitai. Dėl Natkiškių, turbūt. Reikia skambėti paklausyti. Tai, laba diena. Klausimas būtų toks. Liepos mėnesį, kada buvo išimta iš nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšos, buvo sakoma, kad jis bus atstatoma. Praeitame tarybos posėdyje jūs, ponia Rūtė, sakėte, kad šios lėšos dar yra laiko ir bus atstatytos. Kaip žinia, yra gauta viršplaninių lėšų ir kodėl dabar nematome, kad jos būtų atstatytos biudžete, nes tiesiog nebeturės laiko, kada šitų lėšų nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, jeigu bus paskelbta, nebus laiko, kada jas tinkamai panaudoti. Yra gauta viršplaninių lėšų, bet mes nesam gavę gyventojų pajamų mokesčio 13%. Tai jau šitos lėšos, kaip pasakyti, kad visiems būtų galima skirti, turėtų būti viršplaninės lėšos jau virš biudžeto vis bendrame aspekte. O kadangi dar mes esam gyventojų pajamų mokesčio nedagavę šitiek, tai mes tikrai negalim skirti visiems. Pirmiausia, skiriame darbo užmokesčių pagal patvirtintą mūsų tvarką, jeigu nevykdomas biudžetas. Aišku, vadinasi, šiais metais iš programos išimtos lėšos bendruomenėm nebus atstatytos. Teisingai suprantu? Tikrai negaliu. Bendruomenės yra gavusios lėšas. Yra šitos lėšos, aš tik kartuosi, buvo skirtos ne bendruomenėm. Nemaišyk dar kartą. Merė, tai yra nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa. Yra negavusios iš tikrųjų ir viena iš bendruomenių, yra negavusi bitininkų sąjunga įsteigti. Ir ten buvo prašomos lėšos tik tai registravimo išlaidoms padengti po keliasdešimt eurų. Tos lėšos tiesiog nebuvo duotos ir jos, kaip suprantu, nebus šiais metais. Komisija nusprendė, kam skirti, kam neskirti. Ir jeigu bus viršplaninių lėšų, bus įdėta dar turėsim tikrai vieną posėdį. Taip, ar yra dar klausimų? Ar yra pasisakančių? Kestas. Na, kolegas, iš tiesų, turbūt tas skubėjimas toksai labai didelis ir ne pirmą kartą, kada asignavimo valdytojai yra vieni, o perka pati savivaldybė, darosi tikrai ydinga pas mūsų. Ir šiandien mes matom vėl, sakykime, perkam palapinės, kol kas neturim nie tarybos sprendimą, leidimą. Tas pats lėšos naudojamas, įvardyjamas senelių namų kaip pensijas, iš tiesų ten yra slaugos visa išmokas. Tai aš galvočiau, kad bet kokiu atveju biudžetas šitie klausimai nėra gerai paruošti. Ir manyčiau, kad tokius pirkimus, kurios darė dabar iki leidimo tarybai skirti pinigus, tai yra nusikalstamas. Tai aš manyčiau, kad reikėtų nepritarti šitam klausimui. Yra dar pasisakančių? Edgarai. Na, aš priešingai pasakysiu, gerbiamus kolegos, tai aš džiaugiuosi, kad punktas atidarytas iš tikrųjų ir kad nupirkom palapinę ir pradės veikti ir pradės galų gale Pagėgiškiai, nereikės važiuoti į kitus rajonus tikrintis. Čia tik tai reikia džiaugtis, o ne kai kurių narių tarybas pasipiktinus, kažkokius tai formalumus nepadarius taip toliau. Tai džiaukimės ir kad tik tai galėtų užtikrinti punktas, kuo daugiau žmonių priimtų, kad tik galėtų suteikti paslaugas ir tikrai nieko čia nėra nusikalstamo. Ačiū administracijai, kad tai reaguoja operatyviai. Ar jie dar pasisakančių? Vladimiras. Toj, Vladimirai, palauk, palauk.
Arba tu pats įsijung, kažkaip stringa pas mus. Garsą. Labą dieną visiems. Labą. Girdžiu. Aš noriu priminti, kad dabar yra karantinas, ekstremalių situacijų komitetas, komisija gali savo nuomonę pasisakyti ir tikrai nelaikas dabar spekuliuoti, ar skirtos buvo lėšos, ar neskirtos. Eina kalba apie žmonių gyvybę, o ne formalumus. Taip, kad Ačiū. mūsų rinkėjai tegul gerai įsidėmi, kas apie ką kalba. Iš esmės. O ne taip tik tai orą garsinti, kaip sakė. Ar yra dar pasisakančių? Taip, aš ir noriu pritarti, kad tikrai džiaugiuosi, kad toks sprendimas buvo priimtas ir tuos biurokratinius kelius, kuriuos reikia praeiti, tai ir taip yra daug darbų, kuriuos reikia daryti. O dabar buvo sprendimas priimtas gyventojams, o ne kažkam kitam. Taip, siūlau kelti rankas, kas už šį klausimą. Kas prieš? Nėra. Kas susilaiko? Du, 3, 4. Taip, kiek yra? Už 11, 6 susilaikė, klausimui pritarta. Trečias klausimas. Tai 1.251 dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinierinius statinius ir registravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamo turto registre. Rengėjas Bronislavas Budvytis, turto ir ūkio skyriaus vedėjas. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Visi komitetai sprendimo projektui pritarė ir papildymų pataisimų nepateikė. Administracija turi pataisimų čia. Broniau, ar yra pataisimų? Alio. Taip, labas rytas. Labą rytą. Broniau, ar yra pataisimų šitam klausimą? Aš nežinau, yra, sakė, kad meras pristatys pataisimus. Ne tas klausimas. Apie, žinokit, vėluoja vaizdas per Facebooką, o mane pajungia po laiko, aš nežinau, apie kurį jūs klausit. Trečias klausimas dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinierinius statinius registravimo. Ne, viskas tvarkoj. Apie kelius. Taip, nėra nieko. Nėra. Yra kelių sąrašas ir reikia patvirtinti, kad įregistruotumėm nemokamai. Taip. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjo. Remigijau. Įsijung pats gerai, nes. Kol kas nei... Norėjau tik paklausti, ar čia klaida, nes punkte 1,13 ten yra parašyta, kad į Trakiškių, privažiavimas prie Trakiškių. Aš tokio nežinau, ar čia prie Trakininko, ar prie Trakiškių. Ne, manau, kad Trakininkų čia yra Lumpėnų seniūnijai ir 3011 kelias prie Trakininkų. Nuo kelio, nuo Kaunas Klaipėda kelio prie Trakininkų. Klaida. Čia tik sprendime, registruojant dokumentus yra teisingai, aš pasitikslinsiu. Nu, žodžiu, dabar ištaisysi, kadangi taip. Kur klaida yra. Taip, yra dar norinčių paklausti? Nėra. Yra norinčių pasakyti? Nėra. Ar galima pritarti bendrų sutarimų? Galima. Ačiū. Ne taip supratai, aš sakiau, kad galima pritarti bendrų sutarimų. Gerai. Pritarta bendrų sutarimų. Ačiū. Ketvirtas klausimas. Tai 1.225 dėl pritarimo vykdyti dėrybų su Tauragės rajono savivaldybėje dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo.
Rengėjas Bronislavas Budvytis, turto ir ūkio skyriaus vedėjas. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Teritorijų strateginio planavimo komitetas sprendimo projektą teikia svarstyti tarybai. Visi kiti komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisymų nepateikė. Taip pat šiuo sprendimu reikia iš paskirtų darbo grupės narių paskirti pirmininką. Darbo grupės nariai yra Edgaras Futurys, Gražina Jankauskienė, Virginijus Komskis, Vytas Stanišauskas ir opozicija pasiūlė Kestą Komskį. Aš norėčiau opozicijos paklausti ar paprašyti, ar būtų galima iš jūsų parinkti kitą žmogų, kadangi negražiai atrodys, kai administracijos direktorius Virginijus Komskis ir tarybos narys Kestas Komskis, du Komskiai, svarstys mūsų vandentvarkos įmonės klausimą ir nuspręs kažką tai. Gal būtų galima kitą žmogų pasiūlyti? Kestai, ką galvoji? Iš tiesų, didelė džiaugsma, aš apskritai nematau to klausimo svarstant ir jeigu nebūtų prašoma opozicijas, turbūt mes mielų norų nedalyvautumėm to klausimu. Bet mūsų opozicijos daugumos nuomonė yra tokia, kad geriausiai į ūkio reikalus įsigilinęs esu aš ir aš manyčiau, kad tikrai netrukdys, to labiau, kad aš atstovauju opoziciją, o administracija atstovaujant savo funkcijas atlieka. Tai tikrai aš nemanau, kad ten vienas kitam turim būti pavaldus arba komisija yra visi lygus. Komisijos pirmininkas gal. Suprantu, bet mes šnekame apie tai, kad bus dvi pavardės, turbūt nelabai etiškai atrodytų. Mes siūlome kažką tai pasiūlyti kitą žmogų. Iš jūsų opozicijos. Pasiūlyti nušauti geriausiai. Geriausiai nušauti. Galiu. Toj garsą. Taip, Edgaras. Iš tikrųjų, aš pritariu merui ir iš tiesų prašau opozicijas parinkti kitą žmogų, kaip bando sakyti Kestas, kad čia jisai vienintelė pakartojimas, tai netiesa, jis laiką gyrėsi Sigitą Stonį, kad vicemeras buvo, jie daug išmano ir buvo tos, kiek neklystų, ir komunalinio ūkio stebėtojų tarybos narys ar pirmininkas Sigitas, tai tikrai įsigilinti daugiau negu Kestas, todėl tikrai siūlom pateikti opozicijai kitą žmogų. Ačiū. Tai kadangi opozicija yra pateikusi delegavimo raštą pasiūlė Kestą Komskį tarybos narį, siūlau pradėti nuo Kesto, kas už darbo grupę. Kaip? Palaukit. Tai yra dar klausimų, ar nebus visą rengėjai? Jūs dabar šnekam, ką į komisiją įtraukti. Taigi pirmiausiai, kad sprendžiam ir kitus klausimus, to lygiai. Pirmą klausimą į komisiją, o paskui klausime rengėjai. O jūs nenorit visą virkį pakeisti? Gal dar lengviau? Turit administracijos direktoriaus pavaduotoją, jis ten visiems klausimų. Ir pakeiskit. Jo, pagal įstatymą yra akcininkas, yra administracijos direktorius, tai yra Virginijus Komskis. Atstovauja. Ir direktoriaus pavaduotojas tokias pat turi teisės. Nemaišyk, Kestai nemaišyk. Aš nemaišau. Ir tokie žodžiai iš vis nėra maišyk. Taip, siūlo balsuoti dėl delegavimo į darbo grupę, už deleguojamą iš opozicijos Kestą Komskį. Kas už? Aš nematau, Lenas. Taip, kas prieš? Kas susilaiko? Vienuolika susilaikė, už 6. Tai mes siūlome kitą tarybos narį. Kas Jūs neturite teisės siūlyti nuo mūsų. Mes siūlom tik tai. Mes. Gerai, tai aš ir klausiu, ką jūs siūlote? Aš manau, kad mes nesiūlom daugiau nieko. Viskas. Supratom, gerai.
Edgaras. Na, kaip žinot, įstatymas čia nereikalauja, neapibrėžia į šią komisiją darbo, kad reikia būtinai iš opozicijos reikalautų, dauguma paprasčiausiai demokratiniu būdu bando ir prašo opozicijos deleguoti. Todėl vienareikšmiškai negalima sakyti, kad mes negalim ar galim. Todėl aš siūlau tikrai, jeigu frakcija yra Kesto frakcijų dalyvauja Aivaras Pocius, tai aš nuo savęs siūlau tikrai Aivarą Pocių tą komisiją paskirti, kad būtų atstovavimas ir opozicijos teisės. Kestai, tu rodai ne, žinai, Aivaras viską mato. Nu tai aš labai... Aivarai, ar ką tu galvoji? Ar sutinki būti komisijai? Ne, nesutinku. Supratau. Yra dar kitų pasiūlymų? Yra. Taip. Taip, Remigijau. Sigitas Stonį siūlo tada. Gerai, taip. Sigitai, ar sutiktumėj būti? Kalbate, mero pavaduotojas kalba apie demokratiją, apie galimybę opozicijai pasiūlyti. Opozicija pasiūlė Kęstą Komskį. Tai kur ta demokratija tuomet, jeigu jūs dauguma savo rankų pakelimais mūsų siūlymo nepriimate? Ne, aš nesutinku būti šitoje komisijoje. Mes opozicija priėmėm sprendimą, kad nuo opozicijos dalyvauja Kęstas. Supratome. Mes pasiūlėme, kad iš opozicijos būtų žmogus, bet nebūtų tą pačią pavardę, kad neatrodytų mums įdomiai, kad žmonės nepažiūrėtų kreivai, kad du Komskiai nusprendžia kažką tai. Jeigu jūs nesutinkate, tada be opozicijos bus sudaryta komisija. Nėra čia pas mus. Taip, tada siūlau tarybos nariams, kadangi iš tikrųjų neturime mes teisininko visiškai šitoj komisijoje, būtų galima iš administracijos deleguoti Ingridą Zavisauskaitę. Ar galima pritarti Ingridos Zavisauskaitės skirimui į šią komisiją? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vienuolika už, 5 prieš, 1 susilaikė. Ingrida Zavisauskaitė yra komisijoje. Taip, siūliu pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjo. Kęstas Komskis. Labai paprastas dalykas. Iki komisijai nėra nurodytas darbas, iki kada dirbs visą. Paprastai tai dėl to ir norisi paklausti. Iki kada dirbs ir kokių mes, kai sakant, tikimės rezultatų. Yra 5 punktas, kad iki 21 metų sausio 15 dienos turi pateikti pasiūlymą tarybai. Yra nurodyta data iki sausio 15. Gal nepasižiūrėjau. Ar yra dar kitų klausimų? Sigitas. Eina kalba apie komisijos narius. Tai tik opozicija yra tokie visai kitokie, kad už juos reikia atskirai balsuoti. Kodėl mes nebalsuojame už kitus komisijos narius pagal pavardę? Kadangi buvo į tarybą pasiūlyti žmonės iš anksto, o mes opozicijos laukime atsakymų, sulaukime tik penktadienį, tarybos sprendimas jau buvo paruoštas. Užtat laukime jūsų pritarimo šiandien dienai pritarti jūsų kandidatui, vienam ar kitam. Taip, yra dar klausimų?
Yra pasisakančių? Kęstas. Gerbėjau kolegas, iš tiesų vien jau tas sudarimas komisijos ir ėjimas toliau link derybų, neišnaudojus visų kitų galimybių, pasidomėjau, kaip sekas kitoms savivaldybėm. Ir galiu pasakyti, esu maloniai nustebęs, kad, pavyzdžiui, Kalvarijos savivaldybė komunaliniam ūkiui, tokiam kaip Pagėgiam, nupirko grederį ir įsteigusias dar 2 brigadas, prižiūri visą elektros ūkį, visus kelius ir komunalinis dirba pelningai. Mes būtent einam kitų kelių, kad parsiduoti, kad nereikėtų spręsti klausimą, o iš tiesų pabranginti vandenį, nuotekas ir kad tik tais Pagėgios liktų mažiau įstaigų. Aš manyčiau, ačiū, kad jūs manęs į komisiją nedelegavot visą kolegas poziciją ir tikrai būtų labai sunku rasti argumentų, kad galėčiau pritarti tokiam sprendimui. Taip, Edgaras. Taip. Na, gerbiami kolegos, norėčiau, kad būtumėt neklaidinami. Gaila, kad Kęstas klaidina visus. Tai yra tik tai bus ir gaila, kad ir nedelegavo opozicija nieko į tą komisiją iš savo atstovų, būtų žinojus daugiau. Čia ir norima, savivaldybė ir nori, kad atskirtumėm tik tai vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, o ne visą komunalininkai bando traktuoti, parduoti kažkam, kažką nuveikti ir taip toliau. Čia ir norima, kad Pagėgiškiai galų gale ir kitų kaimų gyventojai, kur gaunam dabar ir prašymų gyventojų iš Šilgalių, kad pagerinti vandens kokybę. Nes reikalauja dabar didelių investicijų, kurių savivaldybė neturi šiai dienai. Norime sudalyvauti projektuose, kurie dar nėra prasidėję paraiškų teikime, kur gautų savivaldybė 80%, sakykime, kompensacijų iš ES lėšų ir tik 20% reikėtų prisidėti. Bet tai galima tik tai gauti, tik prisijungus prie Tauragės, ta prasme sustambinant įmonės, nesvarbu prie kurios. Todėl Pagėgiškiam turbūt yra visiškai nevienodai, ar ten parduos, neparduos, jiems svarbu, kad gauti gerą vandenį ir gertų sveiką vandenį. Ir nebandyti, kolegos, nemanipuliuokit parduodama čia taip toliau. Niekas nenori prisimti nuostolingos įmonės, nes kadangi trasos senos, kaip žinot, komunalinių, 50% vandens pakeliamo dingsta yra, tai yra arba nesąžiningi pasiema vartotojai, arba trasos senos išbėga. Tai mes turime investuoti, jeigu galvojame apie ateitį. Nebent galvoja dabar kai kurie tarybos nariai šiai dienai, svarbu, ką nors pasipiarinti, kaip sakoma, ir viskas, tuo ir baigtis. Tai mes galvojam, kad apie ateitį žmonių. Tai ta komisija reikalinga ir gaila dar kartą dalyvauti. Yra dar pasisakančių? Taip, Aušra. Aš dėl mero pasakymo, kad jūs gavote raštišką mūsų opozicijos delegavimą dėl Kęsto Komskio tai penktadienį, bet ketvirtadienį vykusime socialinių reikalų komitete jau mes pasiūlėme Kęstą Komskį į šitą komisiją ir ta pavardė kažkodėl tai neužkliuvo tuo metu. Jo, buvo žodžiu pasiūlyta, o jūsų raštas ateina į 27 dieną užregistruotas. Gerai, aš lygiai taip pat noriu pritarti, kad dėrybas verta daryti vien dėl to, ką susakė vicemeras, dėl vandens, dėl nuotekų, kad jos nebrangtų, nes nelabai išlaikysim kainos tokios, kur šiandieną yra, jeigu mes liksime tokie maži. Viena dalis, o kita dalis, šiandieną turbūt visi žinote, kad jau turbūt pusę metų šnekam apie naują licenzijavimą, bus įdėta apribojimai, bus užkrauta įmonėm daugiau atlikti darbų ir jeigu kažkas bus padaryta, pareikalauta daugiau, įmonė nesugebės išlaikyti licenzijos. Ir ką tada darysim? Mes turim galvoti ir apie kitus dalykus. Tai tam rėmėmės tik į dėrybas, nieko daugiau. Tikrai turbūt nei vienas tarybos narys nenori atiduoti ar parduoti. Mes galvojame, ką daryti aplamai ir kaip išlaikyti, kad būtų gyventojams teikiamas geras vanduo. Taip, Remigijus. Aš dabar klausau iš tikrųjų dėl to komunalinio, tai
iš karto eina kalba apie pardavimą ir atidavimą. Tai čia yra iš tikrųjų galvoju, kad pirminis variantas, tik tais pirminis variantas dėl derybų. Jeigu kuris punktas mums netiks, dėl darbuotojų atleidimą, dėl kainų, dėl skolų padengimą, dėl projektų, kad mes numatytumėm, pagėgiai numatytų, kur reikalingas atnaujinti trasas ar ten kažkokį bokštą atnaujinti. Jeigu netiks, taigi taryba balsuos dar iš tikrųjų, man atrodo, ne vieną kartą ir tada bus aišku, ar mums, ką Tauragė pasiūlo, jeigu netinka, mes pasiliekam prie savo variantą. Niek šiai dienai su šituo sprendimu niekai neparduos, nei atiduos. Taip supratau. Taip, Remigijau, tu visiškai teisus. Taip, ir dabar prie to pačio, taip, dar Juozas. Norėčiau dar padėti. Truputį čia kito kelio aš nematau, kad be papildomų kažkokių didelių investicijų tas vanduo kažkur mūsų bent kampe Pagėgių pagerėtų, nes jeigu ten iki 10 kartų geležies normos viršijamos yra, tai po gero trasas pakeisti savivaldybės įmoniai galimybių nėra. O čia yra papildomos investicijos, kiek mes ten analizavom, ar ne porą milijonų grįžtų į Pagėgius. Gerai, ačiū. Taip, dabar prieš priimant, ar yra dar pasisakančių? Nėra. Prieš priimant sprendimą reikia paskirti iš komisijos narių, iš darbo grupės paskirti pirmininką. Siūlau Edgarą Kuturį, vicemerą. Galima balsuoti, kas už darbo grupės pirmininką Edgarą Kuturį. Kas prieš? Nėra kas susilaikė? Taip, siūlau. Taip. 11 už, 6 susilaikė. Darbo grupės pirmininkų paskirtas Edgaras Kuturys. Taip, dabar balsuojame už klausimą su pirmininku Edgaru Kuturiu ir su kandidatė Ingrida Zavistauskaitė. Komisijos narė, tai yra darbo grupės narė. Balsuojame, kas už šį klausimą. Kas prieš? Kas susilaikė? 11 už, 6 susilaikė, klausimui pritarta. Ačiū. 5 klausimas. Tai 1.248 dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 dienos sprendimo numeris T.156 dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Rengėja Laimutė Šekždienė, turtai ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Visi komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisimų nepateikė. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Nėra. Kas nori pasakyti? Nėra. Gal galima klausimą pritarti bendrų sutarimų? Ačiū. Klausimų pritarta bendrų sutarimų. 6 klausimas. Tai 1.249 dėl patalpų perdavimų pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Vilkiškių bendruomenėje. Rengėja Laimutė Šekždienė, turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Visi komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisimų nepateikė. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Kęstas Komskis. Kadangi buvo iškilęs, ar girdi mane? Taip, girdim. Laimutė. Taip, girdžiu. Kadangi buvo iškilęs klausimas prieš tai, kad nors ir perdodam patalpas visą bendruomenėm, bet bendruomenės, be steigėjo ne visada gali naudoti, sakykime, perleisti, išnuomoti ir visą kitą. Ar dabartiniu metu sutartį sudarant reikės ar nebereikės atsiklausti steigėjo, jeigu norės naudoti tas? Jeigu norės, sakykime, būtent Vilkiškių bendruomenė, jeigu norės salės patalpas išnuomoti, turės gauti steigėjo sutikimą. Leidimą.
Taip, ar yra dar klausimų? Sigitai. Dar kartelį tada norėčiau patikslinti klausimą. Tose patalpose pakankamai dažnai vyksta įvairūs mokymai, žemės ūkio konsultavimo tarnybos ar kažkokie ir kiekvienam kartui reikės gauti leidimą? Taip, reikės gauti leidimą, raštišką sutikimą. O ar nebūtų paprasčiau tiesiog sutartyje numatyti, kad tai galėtų bendruomenė daryti, išnuomoti tas trumpalaikiai nuomai ir iš to be abejo bendruomenė gautų kažkiek tai lėšų? Panaudų sutartis tai yra patvirtinta tarybos ir sutartyje nėra tokio numatyta. Ir iš vis panaudos sutartyje nėra numatoma, kad gali be raštiško sutikimo nuomoti. Jo, bet čia yra net ne Pagėgių, o Lietuvos mastu šneki. Taip. Taip, ar yra dar klausimų? Nėra, yra pasakančių? Sigitas. Jeigu teisingai suprantu, sąlygos vienodai galioja visiems. Tai tuomet, kodėl kitose bendruomenėse patalpos yra išnuomojamos laidotuvėm, aš turiu omeny Natkiškiuose, ar kitokiem renginiam, Žukuose, kitose bendruomenių patalpose, iš kur taip pat yra gaunamos lėšos, gaunami pinigai už nuomą. Sakykite, prašau, čia jau gaunasi taip, kad bendruomenė turėdama patalpas negali jomis disponuoti. Čia nėra gerai ir iš bendruomenių yra atimama galimybė šiek tiek užsidirbti. Tai viena. Ir antra, yra suvaržoma tiesiog ten gyvenančių žmonių veikla. Aš turiu omeny, kad ir tas pats laidojimo paslaugas, šarvojimo, tai yra paslaugas, kada yra teikiamas, yra keliose bendruomenių salėse tai daroma, buvo daroma ir yra daroma ir už tai yra imamas lėšos. Čia yra nusižengimai įstatymai. Tai reikėtų vis tiek mums visiems pagalvoti, kaip tai padaryti, nes tos patalpos ir yra skirtos būtent ten gyvenantiems žmonėms. Čia pasisakymus. Ar yra dar pasakančių? Taip, Kęstai. Tikrai norėčiau paantrinti visą Sigito istorijų, nes dabartiniu metu aišku, kad mes turim tą tvarką priėmę, bet jos nesilaikom. Tai aš manyčiau, kad reikia taisyti tą tvarką ir tikrai leisti truputį ar ten bendruomenėm ir VŠI kai kurios yra, kaip kad Žukos jaunimo klubas ar dar kažkas, leisti biškį patiems spręsti, ką daryti, ką nedaryti. Nes čia šiandien mes savotiškai duodami ir patys liktai neturim ką veikti, kad norim kontroliuoti. Ir to labiau, kad mes nekontroliuojam, to sprendimo nevykdom. Jo, iš tikrųjų galim pritarti ir Sigitui, ir Kęstui, kad iš tikrųjų būtų galima peržiūrėti, bet aš nelabai įsivaizduoju, kadangi yra įstatymų įpareigoja mus tai panaudą atiduoti dar nuomoti. Va čia toje vietoje neina. Tai reiškia, ieškoti kažkokio tai sprendimo būdų reikėtų ir tikrai mėginsim ieškoti. Taip, Remigijau. Na, iš tikrųjų, kaip sakė opozicija, tai gal ir teisingai, kad iš tikrųjų reikia duoti užsidirbti. Bet čia, suprantat, kaip yra, ne taip paprastai, kad gauti leidimą, užklausti savivaldybės, ar gali, jeigu atsitika bėda žmogų, daleiskim, kaip ir mirtis ar kažkas penktadienį ir jau reikalinga šeštadienį patalpas, tai kokiu būdu tai galima padaryti, faktiškai neįmanoma gauti leidimą. Tai gal eitų kažkokiu bendra tvarka, kad metam laiką duot savivaldybei, duoda leidimą naudoti ten kažkokiems ypatingiams renginiams, ar laidotuvėms, ar bendruomenės nariams, kad kažkam laikotarpiu, daleiskim, metam laiką leisti. Kokį leidimą išrašyti? Žodžiu, kaip ir šnekėjomės, kad iš tikrųjų tą tvarką galima pamėginti ieškoti būdų, kaip būtų galima bendruomenėm
panaudą, kad būtų galima naudotis bendruomenės nariai. Laimutė, gal tu gali šiek tiek pakomentuoti, ar yra toks kokia nors? Šiaip yra įstatymai mus apriboja, ypatingai turto disponavimo įstatymas yra pasikeitęs dėl panaudos ir yra numatyti daug įvairiausių būdų, žodžiu, sudėtinga yra dabar suteikti patalpas palei panaudą, nes yra numatyta daug įvairiausių suvaržymų. Kitas būdas dar reikėtų peržiūrėti, kaip išnuomoti trumpalaikiams renginiams. Tai yra iki 30 dienų ir ten yra numatyta tam tikri, sakykime, atvejai, kuriuos galėtume tvarką patobulinę ir panaudoti, sakykime. Čia būtent eina per trumpalaikius renginius. Tada ir laidotuvėm, ir susirinkimam, ir įvairiem ten. Supratom, gerai, Edgaras. Na, gerbėjami kolegos, tai turbūt žinot, kad bendruomenės gali įsigyti patalpas ir turėti, ir turi kelios bendruomenės, kiek žinau, patalpas, ir galėtų įsimti, tai jūs turite suprasti, kad bendruomenės negali užsidirbti iš valdiško turto, kurį perdavėme, ir užsidirbinėti iš to, kaip bandėsi kitas pasakyti. Tai Laimutė ir ką ir pabrėžė, turėtumėm atprasti, kad iš valdiško turto užsidirbti kažkas pinigus. Bendruomenės gali įsigyti, dalyvauja projektuose, aš suprantu, sunku, tačiau ir meras, ką sakė, taip toliau mes bandysim pažiūrėti ir kad eitų išspręsti per trumpą laiką nuomą, bet aišku, nuomas yra kainos ir ar žmonės tenkins, tai čia bus problema turbūt. Žodžiu, tvarką mėginsim peržiūrėti su jūsų pagalba. Taip, yra dar pasisakančių. Oi, šnekėjai. Nėra daugiau. Taip, siūlau pritarti bendrų sutarimų. Galim pritarti. Ačiū, pritarta bendrų sutarimų. 7 klausimas. Tai 1/252 dėl patalpų perdavimų pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Šilgalių kaimo bendruomeniai. Rengėja Laimutė Šešdienė, turtai ir ūkio skyriaus vedėja pavaduotoja. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Visi komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisimų nepateikė. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Gestas. Na, čia mes turim iš tiesų tokį unikalų dalyką, kad Šilgalių bendruomenė jau nori kitoje teritorijoje gauti patalpą. Na ir iš tiesų galiu pasakyti, mes puikiai suprantam, kam jos yra duodamas, bet, na sakykit, ar iš tiesų nebuvo, galima, sakykime, duoti, nes kadangi ten, aš suprantu, projektų yra laikinai. Ar nėra kažkokiom būdų duoti, kad būtų galima duoti laikinai tas patalpas? Nes, bet kokiu atveju atrodo labai įdomiai Šilgaliai įsigyja bendruomenė dar vienas patalpas Stoniškių mokyklai. Laimutė, čia klausimas buvo. Šitos patalpos, tai yra duodama viena patalpa su bendro naudojimo patalpomis Stoniškių pagrindinėje mokykloje 10 metų, kadangi jie įsikurs ten dienos centras ir jie dalyvaus projekte, kad dalyvauti projekte reikalinga yra mažiausiai 5 metai turėti patalpas. Yra dar klausimų? Nėra, kas nori pasakyti. Nėra, galima pritarti bendrų sutarimų? Galima, ačiū. Klausimui pritarta bendrų sutarimų. 8 klausimas. Nuo 8 klausimo nusišalino. Dėl nusišalinimo Juozas Žuklė, Pagėgių savivaldybės tarybos narys, dėl nusišalinimo nuo dalyvavimo priimant sprendimus siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto. Vengdamas viešų ir privačių interesų konfliktų nusišalino nuo 8 darbotvarkės klausimo, T.257, dėl nešiojamų kompiuterių priėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę. Juozas Žuklė. Ar galima, tai yra balsuojame, kas pritarė Juozo Žuklės nusišalinimui nuo šio klausimo?
bendrų sutarimų praktiškai visi pritarė nusišalinimui. Taip, Aušra. Aš taip pat norėčiau nusišalinti nuo 8 klausimo svarstymo dėl galimų viešų ir privačių interesų konflikto, kadangi turtas bus perdomas darbovietėje, kurią aš dirbu mokykloje. Taip, balsuojame, kas pritarė Aušros Zongailės nusišalinimui nuo šio klausimo. Visi. Ačiū, pritarta Juozo Žuklijos ir Aušros Zongailės nusišalinimui. Taip, tai 1/257 dėl nešiuojamų kompiuterių priėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Komiteto metu nuo klausimo svarstymo ir priėmimo dėl viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino Aušra Zongailė ir Juozas Žuklyje. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams, visi komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisymų nepateikė. Siūlo pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Nėra. Siūlo pakelti rankas, kas nori pasakyti. Nėra. Gal galim pritarti bendrų sutarimų? Galima. Ačiū. Klausimui pritarta bendrų sutarimų. Taip, Aušra ir Juozai, galite grįžti. 9 klausimas. Tai 1/217 dėl 1/8 dalies pastato sandėlio pardavimo Fedorui Agorkinui. Fedorui, atsiprašau. Rengėja Laimutė Šekždienė, turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams, visi komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisymų nepateikė. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Nėra. Siūlau pakelti rankas, kas nori pasakyti. Ar galima pritarti bendrų sutarimų? Liuks, galima. Ačiū, pritarta bendrų sutarimų. 10 klausimas. Tai 1/250 dėl dalies gyvenamojo namo su priklausinės pardavimo Oksanai Bagdonienei. Rengėja Laimutė Šekždienė, turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams, visi komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisymų nepateikė. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Nėra. Kas nori pasakyti? Nėra. Galim pritarti bendrų sutarimų? Galima. Ačiū. Klausimui pritarta bendrų sutarimų. 11 klausimas. Tai 11 yra gautas prašymas nuo tarybos narės Gražinos Jankauskienės dėl nusišalinimo, nuo dalyvavimo priimant sprendimus siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto. Vengdama viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo 11 darbuotojų klausimų, tai 1/256 dėl savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo su Violeta Giedraitienė. Balsuojame, kas pritarėme Gražinos nusišalinimui nuo šio klausimo. Taip, kas prieš? Kas susilaiko? 1. Taip, pritarta Gražinos nusišalinimui. Tai 1/256 dėl savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo su Violeta Giedraitienė. Rengėja Laimutė Šekždienė, turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja. Komiteto metu nuo klausimo svarstymo ir priėmimo dėl viešųjų ir privačių interesų konfliktų nusišalino Gražina Jankauskienė. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams, visi komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisymų nepateikė. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Kestas Komskis. Jungkės tai. Įsijung. Žiūrėkit, kolegos, iš tiesų tai 2 klausimai tame klausime. Niekaip nesupratau, dėl ko Jankauskienė nusišalino. Ir aš iš tiesų balsavau dėl to, kad jie ne mano komitete. Tai aš pirmą kartą išgirstu. Aš suprantu, tada Gorodeckis turėtų gal nusišalinti. O antras dalykas mums nelabai paaiškino, kas yra visa būtent moteris, kaip iš čia dabar Giedraitienė. Jo. Tai ten buvo labai paaiškinta, kad lyg tai jinai būstą turi, tik tais Pagėgios neturi, tai toj vietoj. Turi būstą ir kaip ten nėra. Šiaip tai tarybos sprendime buvo parašyta,
Galiu aš atsakyti, tai yra gydytoja, Violeta Giedraitinė gydytoja, kuri dirba PSPC ir jai suteikiamas būstas, kad nereikėtų važinėtis. O dėl Gražinos, tai Gražina, kadangi dirba pati PSPC, dėl šios sprendimų nusišalino, nes dirba kartu su Gražina Jankauskienė. Tai yra su Violeta Giedraitinė. Yra dar klausimų? Yra pasisakančių? Nėra. Gal galima pritarti bendrų sutarimų? Galima. Ačiū. Pritarta bendrų sutarimų. 12. T1.254 dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 dienos sprendimo numeris T.131 dėl socialinių išmokų teikimo ir panaudojimo nepiniginę formą tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Rengėja Daiva Vaitikienė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Visi komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisimų nepateikė. Siūlo pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Nėra. Yra norinčių pasakyti. Nėra. Galima pritarti bendrų sutarimų? Galima. Ačiū. Pritarta bendrų sutarimų. 13. Tai 1.258 dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Rengėja Jurgita Kunciūtė, dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė. Komiteto metu nuo klausimo svarstymo ir priėmimo dėl viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino Kęstas Komskis. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Ką? Kęstai, kėlė ranką. Kęstai, garsai įsijung. Aš tik tais ir kėliau dėl nusišalinimo. Supratau, tai dabar kas balsuojame, kas pritarėme Kęsto Komskio nusišalinimui. Ką? Tai motyvą nežinom, motyvą dėl ko? Už ką balsuoti? Kęstai, girdi, dėl ko nusišalinam? Mes nežinom, kaip balsuosi. Motyvai tai, kad administracijoje dirba man artimi giminaičiai. Taip, kas už Kęsto Komskio nusišalinimą? Bendrų sutarimų. Tai pritarta Kęsto Komskio nusišalinimui. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Teritorijos strateginio planavimo komitetas sprendimo projektų nepritarė. Visi kiti komitetai sprendimo projektų pritarė ir papildymų pataisimų nepateikė. Siūlo pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjos. Aš pavėluotai noriu nusišalinti, nes visgi dukra dirba ten. Dašuto man dabar. Taip, balsuojame, kas pritarėme Juozui, užmiršo, kad dukra dirba administracijoje. Kas už, kas pritarė? Tu nebalsuok. Gersiu bilo. Juozai, tau pritarta, nusišalinti. Dėkui, dėkui. Kas nori paklausti rengėjos? Taip, Richardai. Palauk, tu dabar įsijung garsą. Taip, visiems. Norėčiau paklausti, ar etatų skaičius mažės, ar tas pats lieka, ir kiek tų etatų iš viso yra administracijoje? Lieka tie patys etatai visi išlieka, o administracijoje etatų yra 130 kažkur. Tai tiksliai nežinot. 130. Taip. Aušra Zongailė. Jurgita, atsiprašau, ar gali dar atsakyti, kiek šiuo metu specialistų dirba metrikacijos ir viešos tvarkos skyriuje? Šiuo metu metrikacijoje dirba 4 specialistai, o švietimo 3. Ir ar visi specialistai bus perkelti būtent į švietimo, kultūros ir sporto skyrių? Ne visi. Kiti persikels į socialinės paramos skyrių, vienas persi dokumentų ir valdymo skyrių, o dar vienas bus nepriklausyti jokiam skyriui. Ačiū. Yra dar klausimų? Nėra. Yra norinčių pasakyti? Gal galime pritarti bendrų sutarimų? Ne. Gerai, balsuojame, kas už šį klausimą. Kiek?
Ramutė, tu? Taip, kas prieš? Kas susilaikė? 4. Tai 5, sakys. Olina kėlė irgi susilaikė. Tai 10 už, 5 susilaikė, klausimui pritarta. Ačiū. Kestai, gali grįžti. Ir Juozai. Juozas be kvietimo grįžo greitai. Taip, 14 klausimas. Tai 1.259 dėl atminimo ženklų įrengimų Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Rengėjas Valdemaras Dikmanas, architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas. Klausimas skirtas svarstyti visiems komitetams. Visi komitetai sprendimo projektui pritarė ir papildymų pataisymų nepateikė. Siūlau pakelti rankas, kas nori paklausti rengėjo. Nėra, kas nori. Ai, Kestas. Taip, Kestas. Na, iš tiesų šitas funkcijas, kurios dabar yra kuriama darbo grupė, visas tas funkcijas turi atlikti pagal apyrašus ir visą kitą tvarką tas pats architektūros ir kraštotvarkos skyriaus visas skyrius. Tai man tikrai įdomu, ar tikrai ta reikalinga apskritai ta darbo grupė, kuri iš tiesų nieko jinai nepriiminės sprendimų, nes galutinis sprendimas visiems yra mero. Ta ne mero, o direktoriaus administracijos. Arba tai, mano manimu, kad čia yra sviestas sviestos. Mes bandom remtis esamą praktiką ir peržiūrėjus kitų savivaldybių sprendimus patvirtintus tarybų, tai niekur nebuvo rasta, kad vien tik tai būtų specialistas kažkoks paskirtas. Yra visur komisijos. Tai čia ta praktika nėra mūsų išgalvota, mes remiamės jau galiojančią tvarką. Taip, Juozai. Man atrodo, kad ta komisija ko gero tikrai reikalinga, nes ne vienasmeniškai su savo nuomonė tik tai būtų patvirtinta. Vienos, kitos ryties ten kokie kultūrininkai, dar kas nors galėtų būti tikrai komisijai su patarimuoju bent balsu. Tikrai ten nėra absoliučiai nereikalinga ta komisija. Ar yra dar klausimų? Nėra. Ar yra pasisakančių? Edgaras. Geras. Na, iš tiesų pritarsiu skyriaus vedėjai parengtai tvarkai ir Juozui, kadangi vienas negali nuspręsti, iš tikrųjų ten reikalingi ir tam tikrios ryties specialistai, žiūrint, apie ką bus kabinama lentutė, ir vien žmogus visko negali žinoti ir tarčiau šio sprendimo projektą. Ačiū. Taip, Kestas Komskis. Žiūrėkit, na, iš tiesų dideliuose savivaldybėse Vilniuje, Kaune, tai įtraukia net ir kitų žinybų specialistus ir nevyriausybininkus. Aš viskas tvarkoju. Pagėgios, na, mes turim ypatingai labai mažai dalykų, kuriuos mes reikia visą derinti. Ir tik tais aš labai galiu pasakyti, bijau, kad eilinį kartą bus pasinaudota komisija, kuri priiminės vienus ar kitus sprendimus, reiškia, opozicija negalės daryti, pozicija galės prisidengusi tą komisiją viską daryti. Taip, tai jūs puikiai žino, specialistų gali tvarką numatyti, iš kiekvieno specialisto grandies ateina suderinimai ir reiškia jų ir suderinti viskas eis pagal įstatymą. Tai šioj dienai, aš manyčiau, perteklinė yra komisija. Taip, trumpai. Na, kolegos, aš džiaugiuosi, kad demokratija ateina į Pagėgius ir nebus, kaip anksčiau būdavo iš vienos, kad nuspręsdavo. Tai Kesas prieštarauja turbūt pats savo, tai džiaugiamės, kad atsiranda komisijos ir gali dalyvauti daugiau specialistų ir priiminėti sprendimus daugiau žmonių. Ačiū. Labai trumpai. Taip, replika, kadangi mane lietė. Tai aš manyčiau, jeigu vien komisijoje tik tais administracija, tai jokios demokratijos ne. Tada kvieskim iš nevyriausybinių, iš kitų dalykų, tada mes turėsim tikrą komisiją. O dabar turėsim paklapčiukus visą mero ir administracijos vadovų. Kviesim ir kitus. Tai... Ar galiu įsiterpti? Valdemarai. Komisija yra
14 punktas ir yra įrašytas, kad komisija sudaroma ne mažiau iš 5 asmenų, į kurią įeina ir tarybos nariai. Va, yra atsakyta ir pasakyta. Na jo, o komisijos, o tik tai jais daugumos tarybos nariai, nes Komskis netiks vien dėl pavardės. Taip, ar galim pritarti bendrų sutarimų? Ne. Taip, balsuojame, kas už šį klausimą. Figas lapelis, čia yra, vadinasi. Išjungiam, įsijungi pats. Išmoka. Kas prieš? Kas susilaikė? Kur Aušra, nemačiau kaip kėlė. Susilaikai? Aš senai sakiau, kad vedimo tvarka yra bloga pas mus. Įdinga. Tu vėl įsijungiai? Taigi galima, viskas eina. Taip, už 12, 5 susilaikė, klausimui pritarta. Apsvaršius visus darbotvarkės klausimus pagėgius valybės 6 šaukimo tarybos 21 posėdį skelbiu baigtų. Ačiū visiems tarybos nariam. Iki švenčių susimatysime tikrai dar kartą greičiausiai nuotoliniu būdu. Ačiū ir iki pasimatymo. Viso. Viso.